Sveiki. Šįkart trumpoje Android LT apžvalgoje turime dar vieną Android mažylį, kuris pasirodė nesenai Lietuvos rinkoje, tai HTC Gracia. Trumpai apie korpusą. Korpusas iš vientiso plastiko. Taip, matome 5 megapikselių kamerą, 3.2 colio ekranas, sensoriniai mygtukai, optical trackpad. Pats modelis, pats korpusas yra analogiškas ankstesnio HTC modelio HTC HD Mini. Tačiau modeliai HTC HD Mini sukosi Windows Mobile 6.5 operacinė sistema. Štai, dar dydžio palyginimui, kaip visuomet turime HTC Desire. Matome, kad HTC Gracia galima tikrai drąsiai vadinti mažyliu. Ir pats telefonas, kaip teko naudotis, yra labai pocket friendly, arba lietuviškai tai draugiškas kišeniai. Rankoje laikosi irgi taip pat labai maloniai. Jame sukasi 600 MHz procesorius su 384 MB operatyviosios atminties. Šis derinukas užtikrina sklandų telefono operacinės sistemos darbą. Štai matome, kad niekur nestringa, viskas vyksta sklandžiai. Dar truputėlį vaikščiojimo po meniu. Taip. Taigi štai tokia trumpa apžvalga šio modelio HTC Gracia. Dar šiek tiek vaikščiojimo po meniu. Atsidarykim tam tikras aplikacijas. Matome, visiškai veikia be strigimų, sklandžiai ir maloniai. Taigi, štai, gerai. Go atnaujinimas.